Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis. Labas, aš esu tėtis Simonas Urbonas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevūdarželis.lt, TV3 Play ir tv3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas, čia Tėvai paprastai ir šiandien tema, kuri šiaip labai įdomi, įdomiausias laikas, man atrodo, kaip kuriems tėvams pats baisiausias laikas, tai paauglystė. Paauglystė ir savo mintimis ir patirtimi šiandien su mumis pasidalins. Aš irgi čia va taip parašyta gražiai. Motyvatorė, labai sutinku. Sąmoningumo ieškotoja. Na? Taip, turbūt. Mama. Svarbiausia linksėti, aš dabar jau žinau, ką daryti. Ir tik po to norisi sakyti nuomonės formuotoja. Laima Povilaitytė, plačiau žinoma kaip Kam tauta braškė. Taip. Ant Lietuvos ar pasaulio. Nu jau kai tiek turi sekėjų, tai man atrodo ir ant pasaulio, tai žinoma. Vieno koja. Viena koja. Nu ir mano miela draugė, verslo psichologė, knygos Atsakinga tėvystė autorė Jūratė Bortkevičienė. Labai seniai buvai ir net ne šitoj studijoje, man atrodo. Taip. Pirmoje mūsų podcastų laidoje. Taip. Pačioj pirmoji, šiandien 86 podcastas, man atrodo, tai prabėgo daug laiko. Tai dar vienoje buvau. Tomis pačiomis temomis. Ai, dar buvai. Nu, aš čia užsimirštu. Bet buvo tas pats rėmėjas ir dėl to labai džiaugiuosi, kad Veleda yra visą laiką su mumis. Tai čia dovanėlės jums, išeinant pasigriebkit. Čia visokių labai gerų dalykėlių yra pavydu. Nu, aš irgi turiu iš tikrųjų vieną maišelį. Tai... Bet vis tiek pavydu. Tai pavydu truputį, nes kiekvieną visą laiką dalinu ir galėtų ir man po vieną visą laiką būtų. Bet šiaip apie paauglystę. Tema tokia, ne? Patirta, išgyventa ir jūs jau dabar abi turit paauglių ir gyvenat su jais. Kokia tu mama, Laima, esi apskritai? Labai gera. Gera? Kokia aš mama? Aš atsimenu šiaip savo paauglystę. Aš suprantu, kad aš turiu nuostabų vaiką. Nes aš labai buvau tokia prasta paauglė, iš ko dabar supratau, kad galiu galbūt būti gera mama, bent jau kaip aš matau tą modelį, vien dėl to, kad aš būdama bloga paauglė, vėliau domėjausi, kaip sakai, sąmoningumu ir tai supratau, kodėl aš tokia buvau. Ir pasistengiu dabar nepadaryti tų pačių klaidų, kurias galbūt iškėliau kaip klaida savo paauglystėj. Tai jo, aš labai esu ta mama, kuri supratinga, tikrai labai daug leidžia vaikui reikštis ir panašiai, kuo man atsidėkoja jau vaikas, tuo tokiu šiltumu, atvirumu, kad labiau draugė bandau būti, nes paaugliai, tai ypatingai mergaitai, man taip atrodo, aš nesu psichologė, turbūt būtų sunku kažką tai pasakyti, bet kaip aš įsivaizduoju, labai reikia draugės tokiu momentu, nes jai svarbu ne tas diktatorius, kuris nurodinėtų, reguliuotų, o ta draugė, kuris suprastų ir galbūt padėtų, nes paaugliam, bent jau kaip lyginant su savim, tu nežinai, kas su tavim daros, tu nežinai, ką tu gali daryti, tu kaip ir didelis, bet dar ir nesuaugęs. Tu nori išeiti gyventi atskirai, bet truputėlį gal pinigų trūkumas, nes dar dirbti negali, nes tau 14 ir tu eini į mokyklą. Ir va to tokio supratimo gal vaikams atrodo, kad trūksta, bent jau man tai labai jo trūko, tai aš galvoju, tai reikia būti labiau draugė. Tai va stengiuosi tokia ir būti. O 14, sakai? Tai dabar jau bus 14, bet visai neužžinau. Milė. Milė. Kaip tas vardas, labai gražus ir toks, niekur negirdėjau, iš tikrųjų neturiu ne vienas pažįstamas. Kaip gimė... Pats vardas, ar ne? Aha. Vardą tai senai aš sugalvojau, gal būdama 17, man labai buvo gražu Milė, Kamilė, Emilė, Miglė. O kaip čia tas vienas vardas galėtų būti, tokia meilė gražu, liktais tai ir gimė tiesiog Milė ir aš jį turėjau. Ir labai džiaugiuosi, kad mano vyras sutiko, nes sakau, žiūrėk, jeigu gims mergaitė, gali būti Milė. Sako, tai pažiūrėsim, ar tinka, gal kažkokį šalia vardą sugalvokim. Tai buvo sugalvotas vardas šalia, bet kadangi tiko Milė, tai man labai patiko. O tai berniukui turėjau sugalvojus?
Aš Milius. taip nenorėjau berniuko, kad aš negalvojau. Rimtai? Jo, aš galvojau, kad bus mergaitė. Tau davė. Ko norėjai, Taip. tą ir gavai. Taip. Nu, o kokie buvo tavo tėvai? Ar tu, pavyzdžiui, matai, kad kažką perėmėjai iš savo tėvų ir dabar perduodi, nebūtinai, kas tau labai patiko, bet vis tiek kažkaip lieka ir tu augini kažkaip panašiai? Ne, gal nemanyčiau taip, dėl to, kad tėčio aš kaip ir neturėjau, o mama, neturėjau, jisai yra gyvas, bet jisai su mumis negyvena niekada ir aš jo nežinojau. O mama, jinai daug dirbo ir jinai buvo kitokia, mama tokia gal labai irgi ne tai, kad draugė, bet labai ir nemamiška ir tiesiog jinai turėjo labai daug darbų, kadangi mes gimėm, jai buvo 18-19 metų, tai, turbūt nėra lengvas laikotarpis ir pačiam tam žmogui. Tai nepasakyčiau, kad kažką aš naudoju. Dabar su mama mes labai gerai sutarėm, viskas su tuo yra gerai, bet tada, kai tu suaugi, kai per save perfiltruoji, kai paleidi, kai susitvarkai, tai net negalėčiau pasakyti, kad kažkokį modelį naudoju, dėl to, kad ir mama mano labai pasikeitus, kuo aš labai džiaugiuosi, tai matyti irgi neveltui pasikeitė. Tai nesakyčiau, kad kažkas tai yra. Kaip ta jauna mama būti? Jūratė, tau ir pasisekė būti jauna mama, ne? Kas pasisekė? Ir po to užaugint paauglį. Kaip kam pasižiūrės, ar ne vieniem pasisekė, kiti sakys per jauna. Taip. Bet nieko, aš kaip sakyčiau, tas geras dalykas, ar ne, kad mes išlaikom pagarbą ir draugiškumą vaikai. Tik svarbu paauglystėje nepamiršti šalia draugiškumo ir ribų, nes jie dar tikrai ne visada gali priimti teisingus sprendimus ir kur mes jau suaugę žinom, ką tai reiškia, mes turime patirtį, kurios neturi jie. Tai tam tikrais momentais mes turim būti ir ne visada patogus, ne visada draugiški jų akimis, ko tik taip paskui vėliau gal jie supras, ar ne, kad tos tam tikros ribos, tam tikras susitarimai buvo pagarba vienas kitam. O šiaip įmanoma pabėgti nuo to, kaip tave auklėjo ir tu auklėsi, ar čia yra genai ir jau vis tiek tau persiduoda, ar įmanoma kažkaip pakreipti tą istoriją, žinai? Na, tai nebūtinai genai, bet tai yra sąmoningumas, ar ne, bet mes natūralu, kad vis tiek parsinešam iš tų tėvų, kartais nesąmoningai tas elgesys ir kartais mums patiems atrodo, kad mes tikrai to nedarom, ką darė tėvai, tik paskui mūsų vaikai jau mums pasako, ką mes darėm, tą, ką darė jau mūsų tėvai. Tai po tam tikro laikotarpio mes galime suvokti tam tikrus dalykus. Mes nebūtinai turim daryti tai, ką darė tik netinkamo tėvai. Kiekvieni tėvai, vis tiek darė kažką ir tinkamo, kas mums tiko, kas mums patiko. Tai turbūt tą vis tiek mes pernešam ir darom. Kartais būna, kad mes principingai sakom, aš tikrai nebūsiu kaip mano tėvai, bet principingai jau nebūsiu, bet tada perlenkiam lazdą jau kitą pusę. Tai šiaip sakau, mes turime išjausti ir išgyventi, suvokiant, kokios klaidos buvo daromos mūsų pačių tėvų, kas man netiko, bet gali būti tai, kas man netiko, gal tinka mano vaikui, nes mes čia esame labai skirtingi. Ne? Ir kartais mes tą visiškai priešingai nueidami nei mūsų tėvai irgi galim pridaryti visokių nesąmonių vien tik tam, kad įrodyt, kad aš niekada nebūsiu tokia kaip mama. Įrodinėsiu kažką tai, ar ne, bet tas įrodymas vėlgi gali nueiti priešingai. Bet kai jeigu mes einam sąmoningai, suvokdami, kas man tiko, kas nepatiko, ką aš priimu ir atleidžiu, nes tėvai tam tikrų periodų augina taip, kaip moka mus geriausiai tuo metu. Tai aš tikrai žinau, kad augindama vyresnį ir augindama dabar vaikus, aš tikrai jos auginu ne visiškai skirtingai, bet tikrai yra dalykų, kurie yra skirtingi. Jei dabar man gimtų vėl vaikas, aš jį vėl kitaip auginčiau. Jo, tie laikai vis tiek ir keičiasi kažkaip ir trendukai, ir, žinai, ir knygos išeina kažkokios, ir pasiskaitai, ir žiūrėk, va jau kažką darėjai. Aš jau dabar galvoju tikrai, kad jau ir tuos mažiukus, kaip buvo, galvoju, ne visur taip, kaip norėjosi dariau, ir dabar jau kažkaip daryčiau kitaip, bet gal čia vėl sąmoningumas, mes augam, biški kažką sužinom, ne? O tavo dukra, tokia pati optimistiška ir kaip tu, ar iš tavęs, pavyzdžiui, daugiau savybių, ar tu matai tėčio tenais palikta daugiau savybių? Nežinau, kad mes labai abudu
mes auginom vaiką taip, kad jeigu jam kažkas atsitiktų, jis bėgtų prie to, kuris arčiau stovi. Tai nėra pas mamą, nėra pas tėtį, kad bėgtų pas tą, kuris tiesiog arčiau yra to vaiko, kad jam padėtų. Tai buvo toks auginimo modelis vaiko pačio. Ir tas optimizmas, nežinau, mes abudu buvom tokie pajokautojai, tai mūsų buvo tokia užduotis, abiejų susitarimas, kad svarbiausia aiškiai kalbėti su vaiku. Ten visokių tokių Ne, kad nedaryti tokių. Nors dabar pastebiu, kad jeigu ateinu pas kokią draugę ir ten yra mažas vaikas, gal Jėzus gerai, kad aš su savo vaiku taip nedariau. Nes kažkaip buvo susitarimas ir mes jo laikėmės. Tai tas buvo svarbiausia ir kad tikrai suprastų tą humorą, kad neprimtų kaip patyčia, dar kažkas, tai nes pas mus labai tas būdavo, kad vienas kitą ten biški pašiep. Tikrai labai mums smagu, man pačiai patinka, kai iš manęs pasiekė galų gale tokie visokie bairiukai šeimininiai gimsta, tai manau, kad jinai tame augo tiesiog tokioj aplinkoj, kur jau po to buvo taip, kad šiek tiek net, sakyčiau, reikėjo po truputėlį pasakoti, kad ne visi tos juokus supranta. Tai irgi ten, kai darželį nueina ir ten, ką nors pajokauja ir supranta, kad čia gal ir nereikėtų. Bet taip labai trumpas toks laikotarpis buvo, jinai kažkaip labai gerai įsisavino ir suprato, kad reikia pirmo prasižiūrėti, ar tas žmogus supras ar nesupras, gal ten švelniau kažkaip tai su juo, gal dar kažkas, nors mes kažkokio juodo humoro nenaudojam, nebuvo pas mus, bet vis tiek tas optimizmas, manau, kad iš abiejų atėjo, nes mes abu tokie buvom. Taip. Taip, fainai turėtų optimistą vaiką savo pavydu. Tikrai fainai. Tai aišku, fainai. Labai man patinka, ypač kai keliauju. Bet čia priklauso nuo tėvų, ne? Ar čia gali gimti? Ar gali pas tokius... Iš karto, su plakatu rankose. Pas liūdnesnius tėvus vaikas būtų linksmas. Aš pasakysiu, pas visus tėvus vaikai gimsta su visokiais jausmais, ar ne? Tai vaikas gali būti ir vieną akimirką labai optimistas ir laimingas ir kitą akimirką jisai gali būti piktas, nusivylęs, nelaimingas, liūdnas. Ir labai svarbu tą vaikams transliuoti, kad tu gali būti bet koks. Tiesa, kad tu neprivalai visada būti tik linksmas, tik laimingas, tik optimistiškas, kad būna akimirkų, kai tu nenori matyti jokio optimizmo. Nenori. Ir ypatingai paauglystės laikotarpiu, kai keičiasi smegenis, tau kartais labai sunku būti vien tik tai optimistu. Kad būti tarsi laimingu ir tada tu galvoji, iš manęs to reikalauja. Ir jeigu aš dabar būsiu kitoks, aš kažkoks jau būsiu netoks. Negerai būti. Mane visi turi matyti tik tokį. Tada gali atsirasti labai daug sarkazmo. Mes jį galim vadinti humoru. Bet jis gali būti slepiantis sarkazmas, slepiantis skausmą, ar ne? Kada tu suvoki, kad tau labai skauda, bet tu negali pasakyti, tai visai gali išlysti. Tai geriausia vaikams yra deklaruoti ir parodyti, nesvarbu, koks tu esi mylimas. Tu esi mylimas ir jeigu jausi šiandien blogai, man vis tiek bus su tavim gera. Mums kartu bus blogai. Tiesiog, atsisėskim, paliudėkim. Nori pabandėti? Pabambėkim. Nori šiandien pykti, visus iškolioti? Tai būk saugioje aplinkoje, koliokis šalia, ne? Tu saugioje aplinkoje. Aš tavęs dėl to nesmerksiu, aš tavęs dėl to nemoralizuosiu. Tai tas optimizmas nėra rožiniai, kaip dažnai nusprendžiam, ar ne, kad optimizmas tai būtinai tik tai rožiniai drambliukai. Ne, optimistas yra realiai vertinantis situaciją ir mokantis ieškoti sprendimo, bet kurioje situacijoje, bet jisai leidžia savo jausti visus jausmus. Tai čia yra. Dar man įdomu, kadangi kalbam vis tiek optimistai, vaikai ar dar kažkas ar ne, bet kokiu atveju vis tiek tas paveikslas vaiko nusipiešia. Aš nesakau, kad mano vaikas neturi kitų jausmų. Faktas, kad turi ir aš turiu ir turbūt kiekvienas žmogus turi, ar ne? Tai kalbant apie bendrą paveikslą, nėra, kad mes slepiame, negalima čia verkti, čia pas mus namuose, juokauji, neverksi. Tai tikrai to nėra. Bet vis tiek man pačiai įdomu, vis tiekgi būna vaikų, kurie labiau pesimistiškai pasidavė ir labiau optimistiški, ar ne? Tai priklauso nuo ko? Ar jie paveldi tą, ar visgi yra kažkoks tai šeimos modelis, jeigu jie ir juokauja šeimoje, nereiškia, kad pas jos negali būti tragedijų, ar ne? Ar kažkokių tai blogų dalykų. Bet kažkaip tai būna ta aura tokia vaiko. Jis eina, šviečia, kažkaip tai kitaip, ar ne? Jaučiasi. O būna tos užsidaręs ir liktais, nuo ko tas priklauso? Labai didelė dalim priklauso, kokioje aplinkoje tu augi, ar ne? Ar matai, kad, pavyzdžiui, žinot, kaip kartais būna, tėvai labai būna malonus ir geri, kai ateina svečiai. Ne? Ir tada, kai išėjus svečiams, tu matai vėl surūgusius.
tu vėl matai bambančius, piktus, nelaimingus, konfliktiškus. Tada vaiko pasaulyje formuojasi vaidink. Išoriai vaidink, o kas yra viduj, nu, tai pasime, mes nekursim, ar ne? Nu, tai tada to vaiko priešpriešų toks jis labai nesupratingai gali aukti ir gyventi. Bet kartais yra ir jau mokslininkai tai yra pastebėję. Čia nėra, kad taip pateiktų mokslininkai, aš pati savo pridariau tą išvadą, kad vis dėlto tai turėtų būti prikabinta prie itin jautrių. Tiesiog nes itin jautrių irgi smegenys truputėlį kitaip yra suformuotos nei paprastai žmonių, ar ne? Ir kartais tarp itin jautrių gali būti ir žmogus, kuris labiau žiūri viską neigiamai nei teigiamai. Ir jos smegenys tikrai daugiau mato blogus dalykus. Tiesiog, ar gali išmokti? Smegenys yra plastiškos, tu išmoksti. Bet tai nereiškia, kad tu nematai blogų dalykų. Tu turi stengtis daugiau. Ir tai reiškia, kad tie žmonės labiau bus linkę į depresiją. Labiau bus linkę į depresiją. Tai va šitą dalyką irgi tu turi žinoti, tu turi prižiūrėti ir siekti. Na, va, tai jau konsultacijos po to reikės. Tai aš konsultuojas pastoviai, nes man reikia. Bet labai smagu tave stebėti. Ir žinai, kad šiandien įsijungiu, Dieve, netitraukia tau žolę. Kaimien, wow. Ir galvoju, bliam. Ir aš taip išlipau. Traukiau per prievartą, nes nenorėjau net lipti. Bet fainai nusišypsai ir užvedi tą savo smegenis ant tos linksmumo. Na taip, bet tai yra... Šiaip man, kas padeda tikrai labai stipriai sutvarkyti tą energiją, kuri galėtų, kaip sako, ir į depresiją pasiduoti. Manau, kad jeigu ilgainiui aš neturėčiau režimo ir disciplinos, aš jums galiu pasakyti drąsiai, aš čia po turbūt 2 mėnesių sėdėčiau ir sakyčiau, koks viskas gyvenimas ir kaip aš nieko nenoriu, nes energijos turi daug, jinai virstų į adrenaliną, į nerimą, tada aš pradėčiau save ėsti ir kas iš to, tai realiai tu turi turėti režimą, discipliną, tokią kontrolė, bet jinai tokia skani turi būti, nu neturi tu kaip pančiuose kažkokiuose būti, bet vis tiek režimas ir disciplina, ten sakykime maistas, kuris irgi turi didelį įtaką mums, nu jisai sudėlioja tavo tą pozityvumą, galų gale tu gali save stipriai įtakotame. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, žaidžiu tokį žaidimą, kuris vyksta iki 12 nakties, ten, sakykime, pažaidžiam ar ne, ten su draugais, aš atsikeliu kitą rytą, man jaučiasi toks pagirios tokios. Ir nes aš keliuosi kiekvieną rytą 4:30 ir einu miegoti apie 8 valandą vakare. Ir man yra super laikas, ten 9 vėliausiai. Ir aš išėjus vieną dienelį iš režimo, aš jau noriu kokios džiazų klausytis, jau man kažkoks, gal čia kokių makaronų ryte pavalgyti, jau iš karto organizmas ko, jis nori energijos. Ir jeigu aš tame pabūčiau, jeigu aš leisčiau kontempliuoti savo galvoj, kas su manim daras, gal kažkas negerai, faktas, kad aš galėčiau klimti į tai. Bet kadangi aš turiu savo režimą, aš žinau, kad tas laikas yra laikinas, aš jį išjaučiu, jokių būdų jo neignoruoju, leidžiu jam pasijausti. Tai yra kitaip, bet kai tu sąmoningai viską darai, tai tu tuos jausmus ir sąmoningai supranti. Jeigu tu nesuprastum, tiesiog galvotum, gal kažkas su tam darosi ir ten neaišku, kokių lygų galės rasti. Google, tai manau, kad visas rastum. Taip. Kurios atitinka. O kaip kaip ta motivacija, ta režimą ir, pavyzdžiui, po to įpranti, darai ir po to jau, taip įprasta tampa, ne? Aš galvoju, kiek reikia laiko, nes aš būna kartais pradedu ten kiekvieną dieną mankštinis ir kažkur nutrūkstu kažkurioje ir taip viskas man nutrūksta ir aš nesuprantu. Turbūt, o galima kaip ir nepadaryti, pavyzdžiui, jeigu tu sportuoji kiekvieną dieną ten darai ir vieną dieną nepadaryti. Tai aišku, galima. Šiaip tai aš apskritai niekada nerekomenduoju žmonėms imtis greitai, kėlės 10 ryto, 5 ryto keltis, gerai. Knygą perskaitė. Taip, 5 valandom ankstina savo režimą, tai yra išprotėjimas. O tu po biškį tai darai? Tai faktas, ten po 15 minučių, pavyzdžiui, kažkiek tai dienų keliesi 15 minučių anksčiau, bet nepamiršti, aišku, 15 minučių ir anksčiau mėgoti, nes irgi daug kas 12 eidavo mėgoti ir keliasi 5, kam taip reikia? Dariau aš tokį iššūkį. 5 ryto, kur 60 ten kažkiek dienų iššūkį. O kada mėgoti eidavai? Bele kada, ne? Nu tai va, tai tokių dalykų nereikėtų daryti, tai visgi mūsų
mūsų organizmas, jis gali duoti avansų tokią apgaulę, kad pradžiai, oi, tu kaip čia gerai hypas toks, jaučiuosi. Bet čia yra avansų, nes tavo organizmas duoda tiesiog energijos išgyventi. Gal tu eik medžio, gal tu eik kažką daryk, nes čia kažkas vyksta ir tau atrodo, oi, kaip čia gerai aš jaučiuosi ir ta apgavystė nueina. Tai jeigu kažką jau norisi pradėti, tai reikia tai, kad tas dalykas taptų tavo gyvenimo dalimi. Tai po truputėlį. Jeigu pradėjai sportuoti, tai tikrai nesigriebti kažkokių didelių svorių arba 5 kartų į savaitę. Galima 1 kartą į savaitę, kažką tai, kas tau miela. Kiek miela. Galima 15 minučių, pavyzdžiui, kas antrą dieną kažkokį tempimą padaryti. O, tu jau čia žiūri, gal fainai, gal norėčiau biški daugiau. Tai vat po truputėlį kažkaip, aš irgi dariau viską po truputį. Aš nedariau, kad viskas 4:30 kelios, sportuoju 5 kartus į savaitę, valgau tik sveikai, ten nebuvo taip. Skaitau knygas ir daugiau nieko nesidarau. Nuraminai kažkaip gerai, reiškia, geram kelyje. Taip negalima. Ir šiandien va Saulė. Man labai patiko pasakymas, kad kartais atsibundi ir tu supranti, kad išėjai iš ritmo ir jautiesi ne kaip. Tai va, įsivaizduokit, kad grįžtant apie paauglius, ar ne, kad paaugliai labai dažnai taip jaučiasi, jų smegenys tiesiog išeina iš ritmo. Ir įsivaizduokit, kai mes suaugę prie jų prieinam ir nuolat klausinėjom, tai kas tau yra? Tai kas tau yra? Tai sakyk, kokios problemos? Nes jis gali verkti, gali apriekti, gali durim trenkti. Ir tada jam reikia sugalvoti priežastį. Bet priežasties jisai gali neturėti. Realiai gali neturėti. Jam gali būti viskas gerai mokykloje. Jam gali būti viskas tvarkoj su pamokom, niekas nesityčia, niekas, viskas yra gerai, bet smegenis, va šiandien jos pradėjo keistis. Per mažai miegojau, maistą netinkamą suvalgiau, cukraus gal per daug suvartojau, ar ne, ten, nežinau, cukrų, gliukozės kiekis pašoko ir tu jautiesi dirglus, tu jautiesi piktas. Ir tada mes patys suaugę priverčiam vaikus sugalvoti priežastis. Tada jie ima galvoti. Tada jie sugalvoja, kad yra negerai mokykloje, kad kažkas yra negerai, nes tu nukreipi ten mintis. Jeigu mes jų kartais net paklaustumėm taip elementariai, kad pats negali paaiškinti, kas yra. Mes būna net ir pasiūlom. Ta prasme, aš to labai greit atsikračiau, kai gal tau ir ir ką tu čia pasiūlysi, gal čia ir susilaikysiu. Ir aš kažkaip labai išmoku, bet dėl to, kad labai klausausi, ką pati kalbu. Jeigu kalbu, tai klausausi, ką aš kalbu, kad netuščia žodžiausi ir panašiai. Tai tada galvoju, o jau būtum čia pasiūlius, kaip meniu, ką išsirinktum, kas tau šiandien yra. Nes jis kažką tai turi išsirinkti, kad atstotų tėvai. Kokia problema, nes jeigu jisai tyli, tai tada reikia prakalbinti ir išvardinti galimas problemas. Taip. Tada išsirenku. Tai aš turiu tą meniu. Rimtai? Tai pasirinkė visą laiką. Pasirinkimas yra. Galvot nebereikia. Bet tada, kada tau duoda pasirinkimui meniu, tada tu į tai koncentruoji dėmesį. Tada tu ir pradedi galvoti, bet rimtai va čia problema. Ir tada tu klausi, kaip šiandien tau mokykloje, ką šiandien mokytoja, vėl tas pats buvo ar ne? Kaip tu jautėsi, taip ir jautėsi, ar ne? O jei nesako, tai ką daryti, tai laukti po? Taip. Kartais paklausk, ar pats nesupranti, kas yra. Ir jis pasakys taip, o tada pakalbėk apie tai, kas vyksta paauglystėje, apie tai, kaip keičiasi smegenis, apie tai, kaip paauglystėje tau duoda labai stipriai naudos ir vertės tas pats miegojimas, ta pati mankšta, ar ne tas pats maistas, kodėl paaugliai nori valgyti tą nesveiką, ar ne, maistą, tą kodų. Jiems trūksta tos energijos, tiesiog visas tas. Mes galim turėti labai gražius pokalbius, neaiškinant, kad tu turi kažkas tavo gyvenime. Jo, nemoralizuojant, nes tas tai baisiausias dalykas, turbūt moralizuot pastoviai. O mes dar kišam ir savo paauglystę. O aš kai buvau, tai aišku, nuoskaudų padedam savo. Vaikas tada pasižiūrė. Bet pažiūrėkit, mes paauglystę pasakojam, nupiešėm, kokie mes faini buvom. Rimtai, aš tokia prasta buvau. Bet to pasakoja dukrai, kad aš buvau, kas vyko manyje. Mušeika. Taip, kad tu buvai. Kažką padariau, ar ne? Tokio. Taip, o paskui nėra tokio, gerai, kad tu to nedarai. Ne, aš kai apskritai pasakojau apie savo paauglystę, kadangi aš eidavau kažkur kalbėtis, ten laidose ar dar kažkas, tai aš labai atvirai pasakoju ir aš suprantu, kokios buvo to priežastis mano ir aš džiaugiuosi, kad ji tų signalų galbūt neduoda, bet ir jos gyvenimas yra visiškai kitoks. Tai, turbūt kaip
aš klausdavau, kokia jos meilės kalba, kaip jin įsivaizduoja meilę, mes ten bandydavom jausmus įvardinti spalvom, kai būdavo mažesnė, nu sakau, piktis, nu kokią spalvą tu duotum tam pikčiui, juodą, raudoną, tai būna, tokia mažesnė, būdavo 4-5 metų, taip raudonai, sako. Nu tai vat kažkaip įvardina spalvas, kad mes galėtumėm papiešti, išpiešti, pasižiūrėti, kas tas jausmas išjaus, neatstumti ir taip toliau. Tai va tokiu būdavo žaidimu, tai aš manau, kad svarbu yra papasakot, kad net ir jeigu tu jautiesi kaltas ar jauti gėdą, tai nereikėtų jos atstumti. Man būdavo svarbu, kad mano dukra žinotų visus jausmus ir kad jinai, suprastų, kad tai yra normalu, bet kokiu atveju, nes aš kaip paauglystį, daleiskim, muždavaus, tai man, kai atėjo suvokimas, aš galvoju, tu juokauji, eit spardyt žmogų. Tu gerai mušiais? Aš tiesiog gyniausi, man atrodė, kad mane puola ir aš tiesiog gyniausi, nes aš atvažiavau iš Šiaulių, mano buvo tarmė kitokia, čia visi, kaimietė tokia, ir aš tiesiog jau gintis, tai ką man daryti, aišku, muštis ir kažkaip tai savo tą užsikovotą teritoriją, kad jau prie manęs čia nelystų, nesvarbu, kad jis man nieko nedarys, aš jau jį muždavau, kad jam net mintis nekiltų kažko padaryti. Tai va tas tokia gynybinė ir aš pamenu, kaip man trūko tos meilės, gal kaip man, kad mane suprastų, nes aš eidavau į karą, ne į mokyklą, o į kažkokį tai karą. Ir tas va jausmas ir gimsta iš to, kad tu neturi kam pasakyti, arba nenori kažkam pasakyti, arba nėra kažko šalia, arba jeigu tu pasakai, tave pradeda moralizuoti ir atrodo, tai palaukit, man truputį čia reikia pagalbos ir sako, tai negalima, tu pastabas gauni ir niekas nesupranta, kodėl taip yra, o galų galėtų pats patau užsidarai. Tai vat, man svarbu buvo, kad jinai suprastų per jausmus, kad visi jausmai yra, tikri, kad jie reikalingi, kad juos reikia išjaus, kad nereikia jų slopinti. Aišku, turbūt negalime užauginti tobulai to vaiko, kiekvienas vaikas turės savo paslaptėlę ir tai irgi yra gerai, jisai neturi... Turės ką pasakot psichologui. Tikrai turi. Taip, bet ir turi tai būti. Aš manau, kad jisai turi turėti žmogų ir tikrai tai neturi būtinai būti artima šeimos ir labai mažai kada tai būna, nes... Galų gale draugų ratą, kuris ieško savo autoritetų ir tai yra labai sveikintina ir normalu. Svarbiausia, kad jisai komunikuoja, plečiasi, kalba, o ne užsidarinėja ir kažkaip tai bando laikyti. Tai va tą bandau daryti. Kol kas atrodo, kad sekasi, bet žinot, kaip čia atrodo. Nes atrodo, kad 14. Kokie yra etapai paauglystės, nes jų yra ne vienas? Ankstyvoji, vidurinioji ir vėlyvoji. Tai sudėtingiausia yra ta vidurinioji. Tai 14-16. Dabar prasideda. O, dabar turėtų jau... Bet nebūtinai Bet mes matot, va čia ir yra, kai mes sakom, kad, o Dieve, nebesusitvarkau, kad ten visa kita... Čia labai gražiai iliustravai, pasakyti, aš pati kariavau su kažkuo, niekas su manim nekariavo, o aš kariavau ir pati sukūriau karą. Tai va reikia suprasti, kad paauglystė iš tikrųjų tai yra pagrindinė tapatumo paieška, kas aš esu, kas apskritai labai daug dalykų pradedi tu suvokti nebe tai kaip vaikas, mes turime suvokti, kad vyksta ir tas pats suvokimas, kas yra moteris, vyras, o kas man, ar ne, koks mano iš vis seksualumas yra, į ką aš turiu, kas man patinka, nepatinka, čia gerai, negerai, kaip vertina, nevertina. Sutikit, mes jau ten pas 13-mečius pradedam klausinėti. Patinka jau kas nors. Jo, aš buvau nustebus, iš tikrųjų mano dukra buvo tokia vaikiška ir man buvo taip keista, aš atėjau rugsėjo 1, man atrodo ne šią, bet praeitą, aš žiūriu jos klasiokės panelės, o mano tokia, kažką, aš galvoju, tu juokauji, galvoju, jos jau turi vaikinus greičiausiai. Ir man buvo toksai nuostaba, o geras, čia viskas vyksta biški kitaip, nes aš matau savo ratą, aš kažkaip tų aplinkų neturiu ir vad jūs teisingai sakot, aš neklausiu, nes man mintis netėjo, bet aš suprantu, kad tikrai ta paauglystė dabar yra kitokia. Tikrai jinai yra kitokia ankstyva labai. Mano dukrai 10 ir jau yra 3 poros klasiai, kur, žinai... Bet čia pradinės klasės. Čia yra dar pradinės klasės. Jau draugauja ten, žinai, ten kažką. 5-6 jie gali labiau atsirast, kad vieni kitų lyties nekenčia. Čia labai retai būna, kada jie priima. Tai turi kiekvienas etapas praeina pagal save, tas toks yra. Bet įsivaizduoju, tu kariauji, tavo smegenis, šiaip transformuojas, jos labai keičiasi. Ir smegenis keičiasi, tavo kūnas keičiasi, tavo kūnas nebūtinai bus toks, apie kokį tu galvoji. Tu žiūri tavo klasiokę, nežinau, 3 galvom paauga, o tu ne.
Tu žiūri, kad nešioja liemenėlę, pavyzdžiui, mergaitė, o tu ne. Pas vieną yra, pas kitą nėra, pas vieną yra plaukų, pas kitą nėra, viena jau mėnesinės, kita nėra mėnesinių. Vienas berniukas jau ar ne ten pečiai ir jau lytiniai organai paauga, kitam ne. Jau domo bolys jau yra. Taip, balsas transformuojasi. Ir įsivaizduokit, klasėje, pavyzdžiui, 6 berniukam balsas mutuoja, o lieka kokie 2, kuriem nemutuoja ir jie kalba toliau. Įsivaizduojat, ką tai reiškia tam vaikui? Bet jeigu, pavyzdžiui, 2 mutuoja, o 6 ne, ką reiškia tiems, kuriems mutuoja. Ir tu tų baubų susikuri savo vien dėl to, kad vyksta labai daug pokyčių, o apie juos niekas labai nekalba. Žiūrėkit, ką mes darom, kada vyksta vaikų augimo šuoliai. O, kaip tu paaugai, koks tu didelis, stovi kitas, kuris nepaaugo. Ką jam daryt? Mes matuojam paauglius ūgiais. Rimtai? Koks tu didelis, koks tu mažas, o gal jau mažiau valgyti, o gal daugiau reikėtų valgyti, o kokia kudutė, o kokia... Pats baisiausias dalykas paauglystėje yra, kada tu nejauti dar savo kūno, tu jo o mes minim kūną, o papukai auga. Eina savo, tai aš turbūt labai daug ko nedarau. O kalbėt, pavyzdžiui, tam tokiom, kaip čia kokios tos temos, rimtos suaugusių temos. Aš va taip paklaust, va toks, ar kažkas, niekada apskritai nepaklausčiau, kaip kad tokį į nepatogią padėtį vaiką paklausyti, niekada to nenutiktų. Tiesiog galbūt, kai jau žinai, kad tas amžius, kad va jau turėtų kažkada tuo metu būti, aš gaudavau iš sekėjos kažkokios, vis gaudavau literatūros apie paauglius, apie mėnesinės, apie ten dar kažkas tai. Ir aš įvedu, sakau, žiūrėk, mergaitės kūnas yra toks ir ten pasireiškia tas, sako, ten kažkas nepatogu šnekėti. Sakau, tiesiog pasakysiu tokį, kaip, žinai, tizeriuką tokį, intarpą, kažkas tai gali nutikti ir jeigu daugiau kažko reikės, tai aš tau papasakosiu. Ir aišku, dažnai kažkokią istoriją, žinai, iš gyvenimo. Tai papasakoju iš savo gyvenimo ar dar kažkas, kad kaip nutinka, koks pojūtis, galbūt pilvo apačia ten maudžia, gal dar kažkas, po to ten krūtinė. Tokius dalykus taip natūraliai gal įvesdavau, bet tokių, kad paklaust, kad ten ar užauga ar ne, ne, tokių nedarydavau. Ir apskritai, kadangi Milė su manim visą laiką turėdavo nuo mažens susitarimus. Aš niekada nebūdavo, kad jai nurodau kažką. Tu turi tą daryti, tai ne. Pas mus būdavo susitarimai. Susitarėm, ką susitarėm? Jinai pasako, man atrodo, kad man reikėtų kažkokį, jeigu nesilaikai, tai ten ne bausmė, o tiesiog kažką... Pasiekmė, vadinkim taip, nes bausmė nelabai vardindavom. Ir gaudavos taip, kad jinai paauga. Jinai turi ir daugiau ne tik užduočių, bet turi daugiau ir laisvės, nes vaikas gaunasi taip, kad kaip ir auga, jau čia į 12, imkim ar ne, ir tipo reikalavimai auga, palauko, tai kur tos mano pramogos, tai labai lygiai grečiai augindavom visą tą, kad gali ilgiau būti kieme, gali kažką tai ten telefone turėti daugiau programėlių, nes būdavo Family Link, kur aš matydavau, kad yra, tai yra dėl saugumo, visokiausių dabar dalykų būna, aš tai niekada netikrinu, neskambinu, ar tu ten ar ne ten, niekada to nebūdavo, nebent ten kažko tai retkarčiais pasiteirauti, ir jinai gaudavo tą tokį pasitikėjimą mano, bet aišku, šalia ir augdavo, kad jeigu tu jau augi, jeigu tu turi ten, sakykime, kažkokį suvokimą, kaip iškraustyti indaplovę, tai viskas gerai, tu iškraustai, reiškia, tu jau turi suvokimą ten ir gali atsakingiau elgtis su draugais ir gali ilgiau pabūti kieme. Tai tie augdavo tiek pramogos, tiek kažkokios užduotis. Tai tuo tikrai, man atrodo, kad sekėsi išlaviruoti, nes jeigu tu visą laiką reikalauji, tu jau didelis, tu gali tą, tai palauk, tai aš didelis, bet negaliu to, tai kaip čia gaunas, tai aš didelis ar aš čia mažas skaitausi. Ir man to nesinorėjo barjero padaryti, kuo aš labai džiaugiuosi, nes aišku, ir mano vaikas palieka puodą užvirtą ir išeina, visko pasitaiko, bet... Ir aš palikau vakar. Taip, ir tai yra irgi niekada nesakydavau, kaip tu taip, ne. Tiesiog sakau, gal klausysi ausiniam, nes jinai labai dažnai sako, būsiu pamiršta. Tai sakau, gal reikėtų kažkaip tai pasižiūrėk, kai kažką darai, nes pasiekmes gali būti tokius. Ir viskas, bet kad kažkokiu tai... reikalavimų ne pagal tai, kad tu jau gausi kažkokį apdovanojimą, kaip po savo pramogas, tai nebūdavo, kad
Nes tada diktatorius toks tampi, tai ta labai, dar kai sakei, vat kaip būna, vieniem lengva tėvam auginti, kitam sunku. Ir žinai, aš taip paklausiau to, kaip tu pasakei. Šiaip, jeigu imant mano dukrą, kažkam gal būtų labai sunku, bet aš pati su savim labai daug dirbau, kad nereguliuoti. Tėvai mėgsta labai reguliuoti, lysti kambarį, knisti, daryti, sakyti, su kuo draugauti, nedraugauti. Tai jeigu aš tai daryčiau, tai man būtų vargo vakarienė. Bet kadangi aš pasižiūriu, mes turime susitarimus, vat, kaip sakė, reikia duoti ir atsakomybės ir vaikai, vis tiek yra vaikai, tai pas mus yra susitarimai tiek dėl mokslo, tiek tam tikrų kitų dalykų. Ir aš jai duodu tą laisvę, tą laisvę tiek, kiek gali tas vaikas pakelti ir suvokti. Bet jeigu aš bandyčiau ją valdyti, tai aš pražilus čia sėdėčiau. Bet tai yra darbas su savim, kad leisti vaikui nugriūti. Jisai turi suprasti, kad žemė yra kieta. Mes neturim vaikščioti su pagalbė, čia griūsi. Ne, ir kartais būna, tai matai, o jas galvo tikrai bus čia nieko gero. Ir galvo, patylėk. Patyliu, nieko gero, tada ateina, žinok, nieko gero, daugiau taip nedarysi. Galvo, kaip gerai praėjo. Vis tiek tu turi vaikų duotą žemę. Kiek reikia, aš sėdžiu, klausau, viskas, su visku sutinku. Ir suprantu, kiek man reikia daryti. Dieve, tu mano, kiek aš turiu mokintis. Tai vat, mes ir už vakar tiesiog atsivertėm baltus lapus ir per naują perrašėm. Kokius tėvus įsivaizduoji svajonių tėvais surašė. Tada jau faktas pilnai matau, kur, žinai, kur jau tų laisvių reiktų duoti. Tai didžiausi tavo norai ko. Tada mes rašėm, kokius mes svajonių vaikus. Tada jie, išklausė, gal, žinai, kažką galima būtų daryti. Tai išsiaiškino, gal tas meilės kažkokias kalbas naujai, žinai, taisyklės kažkokias naujas. Pasiekmes patys pasirašė, kas už dalykus atsiranda ir toks, nes atrodė visą laiką tokie maži ir tas taisyklės mes kaip tėvai sugalvojom. O dabar... O čia yra, man atrodo, biški blogai yra, nes mes kartu reikėjo. Ir nuo vaikystės labai gerai. Taip reikėjo daryti nuo vaikystės, ne? Žinai, geriau jau vėliau nei niekada, aš manau. Labai geras dalykas vaikų išgirsti svajonių tėvai. Tėvams reikėtų susilaikyti nuo svajonių vaikų. Ne mes vis... Taip, nes... Ir vėl blogai. Darai kažką stengiasi. Svarbu darai. Aš kaip sakau, geriau susimauti, bet kažką daryti, nieko nedarant, paskui sakyt, kad to. Nes tada vaikai savo susikelia, kad aš nesu toks mylimas, koks esu. Dabar jau suprantu, dabar jau taip atrodo, kad tikrai taip. Tėvai turi mane kažkokį taip, kad mane mylės va tik tai stokė, ne, kad aš apie tai. Nes, jų dar smegenys nėra tiek subrendusios, kad atskirtų tos tam tikrus dalykus. Ne, vėliau jūs galėsit pasakyti, apie ką aš svajojau, ko aš norėjau, ko aš tikėjausi ir pasijuokti, ką turėjot. Ne? Tai čia tas yra. Bet išgirsti iš jų mes tada matom, aš kaip sakau, mes tėvai auklėjam vaikus. Ar ne? Nuo mūsų auklėjimo priklauso jų ir elgesys. Nuo to, kaip jie jaučiasi, nuo to, kokie jie yra. Tai tas, kas mums nepatinka, mes turim atsisukti save. Ne juos laužyti. Taip. Save. O mes dažnai norim juos sulaužyti ir kažkaip padaryti juos patogiais. Kad jie kažko tai nedarytų arba kažką tai darytų. Bet to, kad atsisuktumėm į save ir sakytum, gerai, koks mano elgesys skatina mano vaiką taip elgtis. Gal koks jo draugų elgesys skatina jį elgtis, gali būti ir taip. Koks pedagogo elgesys skatina mano vaiką taip elgtis. Ir aš vėl galiu daryti atitinkamas išvadas. Ar ne? Nes mes sakom, kad vaikai kažkokie. Vaikai yra mūsų suaugusių atspindys. Ir mes tą turim labai aiškiai įsisavinti. Niekada vaikas nebus, piktas dėl to, kad tokia natūra. Kad jisai blogio įsikūnymas, velnio neštas ir pamestas į mūsų šeimą. Nukrito į žemę. Nukrito į žemės, taip. Kad kuo vaikas yra piktesnis, kuo paauglys yra piktesnis, kuo jisai labiau tyčiojasi iš kitų, kuo labiau žemina kitą, tuo vaikui labiau skauda. Taip. Ir aš sakau, mes savo vaikams turime skiepyti labai paprastą dalyką. Jisai paprastai skamba, bet yra žiauriai sudėtingas. Tyčiojasi iš tavęs tik silpnas. Niekada stiprus žmogus iš tavęs nesityčios. Niekada. Ar tai lengva priimti? Ne, nes laiką tas, kas tyčios, atrodo labai stiprus. Taip. Tai šitą mes turim transformuoti. Taip,
Aš galėdavau išsityčiat, aš tiek žinodavau visokių ten dalykų, net skaitydavau Kur knygą paspaust. tam, kad pasityčiat Taip. galėčiau. Net literatūrą įkąst. renki, Taip. tam, kad tu galėtum sumenkinti ir pažeminti. Bet kodėl tai darai? Neskaudėjo. vat Neskaudėjo. būtent. Taip, Ir nes tu aš. silpnas esi. Ir aš taip dariau. Tai niekada be irgi skausmo, skaudėjo. taip, bet Labai. žmogus be skausmo niekada to nedarys. Taip. Niekada. Sakau, Kai net jisai yra... užaugęs atsiprašiau, net mokykloje daug žmonių. Nu, Aš kažkaip irgi tą patį jaučiausi, dariau. kad reikia man tai padaryti, nes ta prasme supratau, kad visiškai aš netoks buvau, bet taip dariau. Nu, Labai gerą dalyką padarai, nes kai kurie suaugę vis dar nešiojasi. nu. Taip. Tai man Na, yra principai, ego, daug dalykų, aišku, turim savo tarakonus užsiauginę ir nėra lengva, apskritai nėra lengva su savim. Į kitą yra lengva atsisukti kažką pasakyti ir tada į save galvą atsukti, o Jėzus, čia reikia generalinės tvarkos, geriau vėl kažką kitą. Tai tas buvo labai sunku, eina savo, apskritai pripažinti ten. Man kalbėti apie paauglystę buvo toks irgi, aš nuėjau vieną podcastą ir manęs klausė ir aš taip atvirai atsakinėjau, galvoju, koks man skirtumas, tai realiai, tai yra mano praeitis, tai aš tokia buvau ir po to, kaip tu pakalbi, galvoji, vien pripažinimas, kiek reiškia, kad tu pasakai, kad tau skauda, kad tu esi žmogus, kad pats iš savęs atidavai, o ne. Ne, čia aš nieko nesakysiu, ką tu apgausi. Ir žiūri klasiokai. Dar vis. Jo, nu ir čia realiai, kad tu apgausi, tik tai paties savęs neapgausi, tu laikinai apgausi tą žmogų. Ir vis tiek tu nešies tą emociją, ir vis tiek tu ją gyvensi, pergyvensi, ir tada tau ateis kažkada moralė, daug dievė ateitų, ir tada tu gyvensi tokioj tuštumoji, kuri pilna pykčio. Toks, nei tuščias, nei kiauras, nesuprasi, kas tu esi. Tai kam to reikia? Mano tikslas nebuvo toks. O pykti išliesi ant kitų, nes kitus menkinsi, žeminsi, kad kiti yra blogis. Taip, ir manęs baimės. nesupranta, aš esu teisus, nes tu nenori to pripažinti. Ir va čia vat, mes ir vaikams tą turime nuduoti. Aš net atsimenu, man dukra sako, tau lengva kalbėti, tu buvai tobulas vaikas. Ir man taip akise, sakau, aš tobulas, sakau, juokauja, sakau, bet tau viskas lengvai sekės, tikrai ne. Ir aš tada pervačiu, galvoju, kodėl jie taip galvoja. Nu taip, aš tikrai kartuoju, taip, aš mokiausi gerai, taip man nesudėtingai tam tikri dalykai sekėsi. Ar ne? Bet visa kita buvo, kitaip. Ir kai aš jiems pradėjau pasakoti, jie taip sėdė, tai tu nebuvai patogi, tai tu buvai, taip, bet tau lengva buvo ten mokytojams pasakyti kažką, aš taip negaliu, ar ne, aš ir nereikia, sakau, o kodėl tu tai turi daryti, tu neturi laužyti taip savęs, tu tik tai turi suprasti, kur yra teisinga, kur ne, ir ateis momentas, kai tu galėsi tai padaryti, ar sakau, kad aš tai dariau, tai nedariau dėl to, kad aš buvau stipri. Ne dėl to, kad man jie virė pyktis, virė neteisybė ir aš turėjau ant kažko išlieti, vat kaip ir sakai, tai tavęs metos dalykus, bet vaikai mato mus kitaip, jie nematė mūsų paauglių, jie mato mus jau pasenusius. Tiesiog, mes jau jų akimis tik biški tokie jau. Taip. Nebesam tokie. Kaip mokytos, senas. Taip. Dar turbūt, jeigu jauna mama, aš galvoju, kai mano dukra, aš jauna dar buvau, tai jinai truputį kitaip į mane žiūrėjo. Taip. Tas toksai buvo, bet dabar vaikai tai taip, jie žiūrė jau kaip į pagyvenusią ponę. Tu save laikai labai jauna. Jo, aš atsimenu, kad mamai tą sakydavo. Taigi mokyto ten sena, tavo metų. Taip. Nors mano mama labai jauna. Tik tai kiek ten 20. Aš dabar pagalvojau, tu tokia populiari esi socialiniuose tinkluose, bet nematau tenais tavo dukros. Ir kokiu čia susitarimu tai vyko, ar tu kažkaip taip pati nusprendei, nes taip peržiūrėjus, nėra, kad tu ten... Retas svečias. Retas svečias, taip. Ir... Tai su dukra buvo taip, aš jau pradėjau populiarėti Instagrame, aš niekur nefilmavau, nedėjau savo vaiko, visiškai nebuvo kažkokio, kad aš ten slapta filmuosiu, kaip kojinės maunas gaunas nesigauna, tokių dalykų pas mus nebuvo. Ir vieną kartą jin atėjo, sako, aš tai norėčiau, kad tu mane nufilmuotum. O tu sakau, rimtai, sakau, tu dar pagalvo, gal čia kažkas užėjo. Bet, sako, nufilmuok su šalmu, čia jinai ten tokia apsirengė kažką, nepamenu, prieš kiek čia laiko buvo, tikrai senai.
Ir tada, sakau, jeigu tu nori šalmą dėtis, tai dar reikia gal pagalvoti truputėlį. Sakau, tu pasižiūrėk, kaip čia kas. Ir buvo sėkėjom šokas, nes jie galvoja, kad aš vaikų neturiu. Nes aš niekur tiesiog nerodžiu. Nu, nebent kažkas gyvai pamatydavo ir tai nežinau, ką galvodavo. Ir tada kažkaip dar jinai pagalvoja, kad sako, jo, tu mane gali dėti, aš noriu, kad tu dėtum, ką aš leidžiu. Tai sakau, faktas, nes aš tavęs iš vis nedėjau, kai tu neleidai. Nu, ta prasme, nebuvo tokio, aš net neklausiu, ar jinai norėtų. Laukiu gal kol pati, nes jin mato, kad aš kuriu, ta prasme, nereikia čia eiti ir klausinėti, gal jau atėjo tas laikas. Tai nebuvo tokio. Ir tada, kai jinai sutiko, aš ją įdėjau, jinai kažką ten norėjo pavaidinti. Tada įdėjau postą, kad aš turiu dukrą, ten veidas liepia plaukai ir vat, kad kažkaip jinai pati prisistatė. O vėliau ir dabar būna labai retai, kad jinai leidžia įdėti man tam tikrus storius arba iš vaikystės, jin tokia jokinga vaikystė buvo, aš ten tokių video jokingų turiu, tai jin sako, o šitą įdėk ten Laisvą Lietuvą buvo, kaip tik buvo kovo 11, ten Maikė pakelia Laisvą Lietuvą, ten iki biški matosi to pilvo, bet toks jokingas, dėk, sako, šitas labai gerai sueis. Tai vat gaunu leidimus ir tada keliu, nes kažkaip galvoju, man yra, na čia nenoriu aš įžeisti kažkaip influencerį, bet yra šiek tiek kraupu pasižiūrėjus, kaip tie vaikai filmuojami slapta, kaip jie verkia, kokios jų emocijos. Taigi tie video gali būti išsaugoti ir neaišku, ko tas vaikas norės siekti ateityje ir tie video gali jį apskritai sužlugdyti kaip asmenybę. Kad ir koks stiprus jisai auktų, ar ne, ir vat, išmuš kažkokie tai video, galų gale neapykantos tėvam gali atsirasti, nu man taip atrodo, nes jeigu mane filmuotų slapta, kaip man kažkas nesigauna, o tai tu durnelį ten darai nesigauna, o tai tu dar kažkas, tu nežinai, kaip susiformuosi ir tada tau pateikė va tokius video. Nežinau, man tai atrodo kažkaip tai privačios erdvės visiškai pažeidimas, galų gale tas vaikas net nebeturi privačios erdvės, tai kaip jis gali jausti saugus, man gal tai tą saugumą daro tokia prizmė. Bet sakau, čia mano toks požiūris, aš nenorėčiau, kad mano Instagramas, dėl to turbūt ir esu, kad apie mane ten turėtų būti ir kažkiek tai kiek jau leidžia. O savo jinai turi? Jinai turi daro savo... kažką, irgi kūrė kaip mama. Ne, jinai nekūrė, jinai kažkada tai buvo padarius porą laivų, ten kažką tai atsako į klausimus, kurie jai patinka ir viskas, ten privačiai laiko, nors tu sekėjai turi jinai nemažai, bet jinai nieko nedaro, tai greičiausiai ten su draugais susirašinėti. Šiaip jinai labai vėlai pradėjo dalyvauti tam Instagramo, bet ne taip, kad kūryboje kažkokioj, bet susirašinėjimuose, ten Messengerį, tai iš viso nežinau, gal 12 kokį metų tik tai jinai pradėjo turėti. Jinai turėjo labai ilgai mygtukinį telefoną, į tą pačią mokyklą nešėsi. Sako, man jau žinok, biškai gėda išsitraukti. Tai sako, nesitrauk prie klasioko, tau nereikia jo naudotis. Tai vat, mes perėjom tokį laikotarpį, kam tas telefonas į mokyklą ir kaip apskritai, kam jis reikalingas. Ir visokie va, tokie četukai ir panašiai snapčetukai ir visa kita atsirado labai vėlai. Jau jinai buvo tokia... Jau legaliu laiku, kaip ten rašo, nuo 12, žinai, taip. Nu, manau, kad truputį gal anksčiau kažkoks, tai ten koks snapchatas, gal 11, gal ten 10, bet esmė, kad tikrai jau jinai suprato, kas yra. Jinai jau ilgai, kaip jin sako, aš jau ilgai važinėjau autobusu, mama. Aš jau žinau, kur, kokią stotelį, ką persėst, sako, aš tikrai galiu turėti tą. Tai jo, man atrodo, kai jau tu kalbėsi su vaiku ir matai, kad jinai netrašys kažkokiam neaiškiam profiliui, tai jau gali būti. Nepaspaus, kai ateina jūsų siunta, reikia, vakar gavau tokį. Taip, jūsų. Arba šiaip kelia vaikai, tokių būna video, aš pasižiūriu kartais, ką kelia mano dukros klasiokas, gal čia anksčiau būdavo, nes aš susikūriau TikToką tam, kad įkelti ten savo video dėl populiarumo. Tai aš niekaip nesėdžiu komentarų, neskaitau, kažkas man pasiūlė, nueit paskaityti, aš tiek prisijokiau ir sakau, užteks, nes ten tikrai labai blogai. Labai skirtingai. O man jokinga tiesiog, nes ten taip jokinga, aš gal kaip per humorą viską žiūriu, nežinau, tikrai buvo jokinga. Gal ir komentarai netokie blogi buvo. Ir man išmetė jos klasiokių, kai kurių, matyt, tos klasiokės buvo mane pasekusios ir ten išmetė. Ir aš matau, kaip vaikams trūksta dėmesio ir meilės. Ten čia dar būtų visai gerai, bet kai save pateikia kaip kažkokia gal sekso prekė šiek tiek, kai jau pradeda demonstruoti, matai, per ką ieško meilės, ieško dėmesio, tada tu supranti, kad, wow,
čia jau, čia jau gavo Instagramą, tą TikToką šiuo atveju ir tas žmogus nebežino, kaip save išreikšti. Tai ką jisai darys toliau? Jisai bando dabar taip gauti dėmesį, tai vis tiek jam smegenys neša, kad aš turiu padaryti dar kažką geriau, dar kažką ypatingiau, kažką lenkti, kažką tai, kažkokios žiūrkių lenktynės prasideda, tai aš labai džiaugiuosi, kad to pas mano dukra nėra. Jinai nieko nekuria iš tų, ten saugo video kažkokius pakuria ten pasijuokti, nieko nekelia ir va taip va išvažiavo. Bet sakau, manau, kad dėl to, kad gal vėliau gavo tą telefoną. Nebūtinai vyresnės tos, kurios save pateikinėja 13 metės, vyresnės norės dar daugiau pateikinėti, jos vyresnės turbūt suvoks, kokią nesąmonę darė. Geras. Gali būti ir šitai. Vienom vienai bus, kitom kitai bus. Taip. Bet kodėl jos pateikinėja? Nes 13 metų tai yra prasidedanti paauglystė, tu pradedi jaustis saugęs, tavo kūnas pasidaro... Galbūt, žinokit, 10-11 metų. Bet turbūt kūnas jau bus panašus į suaugusių. Ta prasme, jos turbūt ne tos, kur mažesnė ūgio, tos mažiau brandžios. Klasė jau moterim. Turbūt tos ir 10 metų bus tos, kurios biškai atrodo vyresnės. Įvairių ten buvo. Viena buvo mergaitė iš tokios asocialios, kaip vadinasi, šeimos. Tokie sakau, kur atrodo, kad meilės tai, ką mato, kas yra suaugęs, su tavim jau elgėsi kaip su suaugusiu, turbūt toje šeimoje, nes liepia prižiūrėti broliukus, sesutes ir ką tu tik tai nori ir savim rūpintis, tu save ir pateiki kaip suaugusiu. Tu dar nesuvoki, kas yra tas seksualumas, ar ne, kad tai yra provokacija, ar ne, kad suaugęs jau vaikinas, vyras į tokią tavo nuotrauką jau žiūri visai kitaip, ar ne, kitomis akimis. Tai nežiūri kaip į vaiko akimis. Tu save ir pateikinėjai tokiu dalyku. Taip, nes tu laikai save suaugusiu, ar ne? Ir tai yra tragedija tam vaikui, kuris neturi šalia žmogaus, kuris paaiškintų. Nes ką mato paaugliai, jūs apsidarykit, kokias moteris mato. Ką jie mato. Tikrai didžioji, ne didžioji, gerai. Bet tose pačiose, žiūrėkite, reklamose, kokios. Tikrai neseksualizuotos moteris pateikiam. Jau dabar ir vyrus pateikiam su visais six-packais ir taip, visi tik tokie turi būti. Jau pažiūrėkime ir berniukus, ką berniukai pradeda daryti. Tai mes suaugę, kur mes vertinam tam tikras fotografijas visiškai kitų suvokimų, paauglių smegenys dar vertina kitaip. Jie dar nesupranta, jie dar neturi to seksualinio geismo, sakykim, bet jau pradeda save seksualizuoti. Taip. Baisus tas TikTokas, aš tiesiog pagalvojau, aš irgi darau video tenai ir daug tų vaikų ir tu įeini ir pasižiūrėt, ką ten parašo, žinai, ten ant manęs įžeini ir ten 9-metis, 8-metis daro kažkokius baisius dalykus. 8-metis, 9-metis TikTok'e, vien tai man pasako. Tam ir yra limitas. Aš sakau, labai lengva su vaikais tada bendrauti, kai tu pasakai, žiūrėk, ir amžiaus. Jo, bet... Amžius, nuo kada tu gali. Man vaikai, bet mano kiti turi, sakau, aš kitų vaikų neturiu, tie kiti vaikai turi savo tėvus, jeigu jiems yra pažeisti įstatymą, yra man nėra man tai netinka ir sakau, jums nepasisekė. Tiesiog, nenuskilo su savo mama, nes jinai laikosi taisyklių. Aš irgi būna taip. Taip. Tiesiog paskui, kai bus tau 16, tu eisi naktinį klubą su 20 padirbtų dokumentų. Ne, man tai netinka padirbtas. Paskui tu 15 sėsi už vairo ir vaidinsi mokantį vairuoti be teisų. Man tai netinka. Tiesiog. Tai yra taisyklės galų gale. Yra taisyklės. Ir viskas, ir niekur, mano sūnus labai nori turėti savo Instagramą virtuvę, ar ne, kad kaip gamina jisai. Sakau, viską gali per mane, jisai dabar sako, jeigu tu sukurtum per save profilį 10. Sakau, galim ir tai pagalvoti. Sako, kad aš rinkčiausi, kai jau galėsiu turėti. Taip, bet nėra jokio dabar to klausimo, tokio, kad man privalomai reikia. Kai mokykla pareikalavo 11 metų dukrai turėti Messengerį, mano atsakymas buvo, ji dar neturi amžiaus cenzo, kad galėtų turėti Messengerį. Spręskit problemą, kaip komunikuoti. Išsprendė, jokių problemų ne.
O aš dabar pagalvojau, nu, vat, mes žinom, kiek ekranų gali ten vaikai naudoti, o kaip, pavyzdžiui, su paaugliais, nu jau jie kaip ir suaugę, jau mes turim teisę kontroliuoti jų laiką, ar jau čia... Nereikia kontroliuoti, reikia susitarti. Nu, Mes tą žodį, ar ne, vat, kontroliuokim. Vat, kuo daugiau mes kontroliuojam, Varlės iš burnos, reikia už mane. Vis kažkur. tuo labiau tie vaikai mums priešinasi, nes aš turiu kontrolę, turėkim susitarimą. Nu, mes, važiuojamos irgi, jeigu tu spėjai viską padaryti, o turi daug ką padaryti, tada tu turėsi tam laiko. Labai retai, kada lieka pas mus to laiko, nu taip ir praeina visas tas dalykas, ar ne? Bet mes turime susitarimą, jeigu tu norėsi, kiek tu laiko ten atostogų metu, jeigu tu viską padarai, kiek tu laiko. Bet mes analizuojam, mano vaikai yra itin jautrus, mano vaikams ekranai kenkia ir labai stipriai kenkia. Jie turi stiprų poveikį, ypatingai ten kompiuteriniai žaidimai, jie tampa sudirgę, pikti. Tada nieko nenori, jų smegenys pradeda reikalauti to, ką jie darė. Mes apie tai kalbam. Jie patys sąmoningai supranta, kad taip, tada tai apsunkina. Tai kam save apsunkinti, tai geriau, rask veiklą, kur tu nukreipsi save kitur ir bus visiems geriau. Jo, ir jie ten pradeda iš tikro žaidimuose ieškoti titulų, nes jie pirmauja, jie kažką surenka ir jie tada realiam gyvenime jiems yra nebeįdomu ir jie nori va ten. Tai su Milė irgi būdavo, einam į lauką, kažką tai veikiam, galų galiai eina anksti darželėje, nes mano požiūris buvo, kad turi būti tų vaikų, ne tik tai diktatorius namie ten kažkur, kad galų gale, kad ir kaip tu būsi draugu, vis tiek tu esi mama. Nu, kad ir kaip tu paimsi, kad ir utitiu kokia draugė būsi, vis tiek tu esi mama, kaip bebūtų. Vaikai turės draugų, mes būkime tėvais. Tiesa, draugiškais tėvais, bet tėvais. Per tokią draugo prizmę, taip, kad jie būtų atviri, bet vis tiek tu būsi mama. Ir, pavyzdžiui, pas mus yra susitarimas būdavo, kiek galima telefone būti, yra family linkas ir tam tikram laikotarpiu suėjus, jis užsirakina. Tai, kad išmoktų planuoti laiką, kiek jinai nori pasėdėti, kaip jinai nori darytis. Ir visą laiką būdavo taip. Kol dar turėjom televizorių, dabar jau neturim 10 metų. Tai ten mažesnė žiūrėdavo labanakt vaikučiam, tai yra pusvalandis televizorius į dieną. Ir nebūdavo daugiau, ir nereikėdavo daugiau, ir netrūko daugiau. Ir aš neįsivaizduoju, mes dabar iš vis televizorius neturim. Ir jinai turi ten planšetę valandą, dabar visai neseniai pakelta yra iki 1,5 nes yra vidurkis, yra jinai ten tam tikrus turi dalykus padarius, tai viskas ok. Tai va, 1,5 valandos planšetės į dieną. Ir nedaugiau. Ir jinai eina miegoti anksti, keliasi anksti, turi kažkokį režimą. Ir jai nekildavo klausimų. Bet tai nėra kontrolė. O ne, čia tai yra susitarimas. Taip, ir nereikia nieko kontroliuoti. Ir jeigu pastabą gauna, tai tas laikas nusiminusuoja ten, tai nebūna, kad, o ne, tu kokia mama. Ne, tai yra susitarimas, atsineša lapą, yra parašai sudėti, jinai turi savo lapą, aš turiu savo lapą, kur jinai susirašys, ką aš turiu daryti, aš susirašys, ką jinai ir mes žinom. O kur tu gali prasileisti? Ką? Aš galiu prasileisti ten ant maisto gamybos, aš labai nemėgstu gaminti ir jeigu aš tikrai turiu laiko, čia jau irgi galima patikrinti, aš turiu jai padaryti valgyti, kai jinai grįžta, nors jinai pati moka ir viskas to gerai, kaip ir aš ir skatinu daryti pačiai, bet jai labai patinka, vat grįžta ir mama pasirūpina, tai sakau, matai, kaip faina, kai nedažnai dariau. Tai aišku, kaip pliusa, bet jo, galiu prasileisti čia, tada galiu... O tau sumažėjo tada telefonė buvimas? Ne, tada jai kažkas tai, aš nepamenu ten, kaip reikia žiūrėti, mes turim susirašysios, bet jo, yra tam tikri tokie, kad aš turiu pasirūpinti, kad turiu, kokie ten, žinok, neatsiminsiu, bet, pavyzdžiui, kai važiuoju į parduotuvę, paklausti, ko jinai nori. Irgi, kad nepripirkt, ką tu įsivaizduoji, bet ką jinai nori. Nors kaip ir maistas būdavo nuo mažens, ką jinai nori, jinai renkasi pati, ten nėra, kad va, padariau blyną ant stalo valgyk. Ne, jinai visur aš leisdavau rinktis net ir rūbus. Ir atsimenu, tokią karštą vasaros dieną jinai su botai, su kailiu nori eiti. Oi, Dieve, galvoju. Aš eisiu, sakau, eik. Sušuto kojos ir daugiau nesidėjo, bet ir tada buvo taip biški man gal ir gėda, dar to sąmoningumo gal biški truko. Bet pralaukiu tą laikotarpį, tai vat kažkaip tai tas... O turi dalykų, kuriuos daro dviese? Va tokių mamos ir dukros, žinai. Jo, dviese mes, kad dviese, tai gal labiau yra žaidimai kažkokie tai. Patinka jai labai žaisti stalo žaidimai, ta prasme, aš kadangi nežaidžiu tų visokių kompiuterinių ten... Robloxų. Oi, be šansų. Iš vis nežaidžiu žaidimų.
Tai yra va tokie, kad stalo žaidimai, po to, kad kažką tai ten pasižiūrėti spintą, va, kadangi mergaitė tam pasižiūri, kas tinka, kas netinka, pasiderina, va kažkokiu tai pokalbis labai mėgstam, irgi mėgsta jinai susirangyti, ten susikuisti, pakutenti ją labai jai patinka, paglostyti nugarą, ten dar kažkas, tavo tokių dviese, tai yra tokių, kad prisiliest, apsikabinti, išbučiuok, ten dar kažkas, va tokie likė ir tas jau atvirumas, aišku, pokalbiai. Tai pokalbių jai labai įdomu apie mano vaikystę. Ir kažkur tai randam, vat, kad ką seneliai darydavo, ką močiutės darydavo. Jis labai domisi tokiais, vat, kas būdavo anksčiau ir kaip viskas vykdavo tuose gyvenimuose. Tai va tokių pokalbių. Bet gal labiau akcentuočiau vis tiek stalo žaidimai, kur aiškiai, bet irgi tokie, vat, alijas, dar kažkas, kur tokį komandinį. Tai ten prisijokėm smagiai, patinka toks laikas. Reikia ryšio su paaugliais. Būtina. Nu, ta prasme, ar jau jį kaip ten paleidžinai, jis auga, draugai. Bet aišku, nėra, kad ten aš ją. Viskas dabar mūsų laikas. Labai leidžiu atsiduoti ir draugams, nes tai yra labai svarbu. Matau, kad jai svarbus tie draugai reikia. Čia aš pasakysiu, mes turim savo užduoti klausimą, kas norim, kad formuotų mūsų vaikus. Draugai ar mes? Jeigu norim, kad draugai, atiduodam į draugų rankas. Draugai suformuos. Kažkaip. Nu, pagal savo visus tuos, ar ne? Mes net nežinome, mesgi draugų visai neparinksim, ar ne? Nu, tai jie dažnai savo pasirinks draugus ir tikrai kai kurie draugai paformuos taip, kad, nu, ir mums nelabai patiks. Bet taip. Tai ne apie tą vaiką, tai apie to vaiko tiesiog, ar ne? Esama ta būsima situacija. Bet jeigu mes tame tarpe neprarandam ir savo ryšio, ar ne, kad mes toliau jį kūrėme ir jame būname, tai paaugliai lengvai nuo mūsų atsiriša. Mes turime juos, nu, tarsi tai nėra reikia, ne tu būsi tik su manim, o su draugais aš tau neleisiu. Paaugliui turi būti gera būti su manim, gera būti, kad jis nejaučia moralizavimo, kontrolės, ištisai būk kažkoks, kur tėvam kažkaip turi labai įtikti ir patikti. Tu turi daryti tik tai, kas tėvams įdomu, ar ne? Nu, vat, jeigu tu to nedarysi, tu jau būsi kažkoks, nu, netoks, nes kitigi vaikai daro. O tu va toksai, tai aišku, jiems neįdomu su tavim būti, tai jiems įdomiau su draugais. Bet jeigu tu kuri tą ryšį, kur vaikui yra įdomu su tavim žaisti stalo žaidimą, tą patį man dar yra gera ateiti ir pažaisti, tai va tada mes ir branginam ir turim tą ryšį ir vaikas net būdamas su draugais, jis visada žinos, kad nesvarbu, kas atsitiks, aš ateisiu pas tėvus. Nesvarbu, ką aš padarysiu, tėvai manęs neatstums, nes jie mane priims tokį, koks aš esu. Gal bus nemalonu, gal bus nepatogu, gal kartais paskui reikės išklausyti tėvų viso to, nu, pakalbam apie tai, kas atsitiko, nu, jų akimis moralas, mūsų akimis pamokos, nu, kad reikia, bet jis visą laiką žinos, kad aš bet kuriuo atveju galiu atsiremti. Tai tas ryšys yra būtinas ir paauglystėj. Mums suaugusiems tampa patogiau, kad jie jau užsiema savimi. Ir mes atsiranda toks, dabar galiu apie save tik tais galvoti, ne? O va tada sprendžiam problemas, kurias kyla. Jeigu mes tame tarpe rūpinamės ir savimi, ir vaikai tai mato, kad mes rūpinamės savimi, mes rūpinamės savo antrąją pusę, aš kaip sakau, vadovaujamės principu. Pirmoje vietoje esu aš, antroje vietoje yra antroji pusė, nu, jeigu mes kalbam apie šeimą, ar ne, trečioje vietoje yra vaikai. Vaikai yra trečioje vietoje. Tada visiems yra gerai. Taip? Tada vaikai mato, kad aš rūpinuosi savimi, kai man yra blogai, aš pasakysiu, kad yra blogai, aš mokėsiu spręsti situacijas, ieškosiu situacijų, aš rūpinuosi antrąją pusę, jaučiu pagarbą, išsikalbu, išsibendrauju, einu į pasimatymą, jie kur santykį ateityje savo ir tada, ko vaikams daugiau reikia, stabilių tėvų. Taip. Nu, gerai, dar viena, tas laikas, kaip jau, nepyk truputį dar, gerai? Ačiū. Parūkimas ir pabandymas kažkokio tokio nelabai gero. Nu, pabandėjai paauglystėje vis tiek. Oi, labai. Ir ne tik bandžiau, bet ir rūkiau. Kažkaip dar bandžiau atgaminti, kad nuo kiek, tai turbūt nuo kokį 14 metų, kai pradėjau rūkyti, tai tikrai ten nebuvo, kad labai anksti ir baigčiau. Nuo anksti pradėjau ir nebaigiau anksti. Ir pamenu, net rūkydavau. Dėl to, kad reikėjo pritapti ir aš dar pamenu, aš rūkau, mane net supykina ir aš galvoju, ne, aš rūkysiu. Ir man tai buvo bloga, bet aš vis tiek rūkiau. Ir kiekvieną rytą tą dariau, nors kiekvieną rytą taip susisuktavo galva ir vis tiek tą dariau. Taip. O dukra?
Nebuvo kažkokio, kad ar ten pagavai, dabar sako, vėjai parūko nepagausi, nes nesmirda, tai... Nu, aš negaliu jos sakyti paslapčių. Ai, okay. Ar buvo ar nebuvo, bet vėlgi manau, kad jeigu kažkas ir būtų, tai apie tai kalbėtumėm tiek, kiek jinai norėtų, nes aš... Žiūrėdama į savo paauglystę, nu man ką nori, tu sakyk. Arba aš slėpsiuos, arba tau sakysiu. Skirtumas tik tai tas. Arba aš tau pasakysiu, arba aš tau nepasakysiu. Aišku, mano dukra mato tą tokį sveiką pavyzdį ir ne iš to fanatiškumo, kad tik nerūkyk, tik nevalgyk, tik nedaryk. Ne per baimę, bet tiesiog, kad aš ir rūkiau, aš jai pasakau, kad ir narkotikus bandžiau, ir kokius bandžiau, ir kaip aš dėl to jaučiausi. Ir aš net kontribėsiu sukūrus video, kodėl aš tos narkotikus vartojau, kaip aš jaučiausi, kaip aš jų atsisakiau. Na, yra labai daug visokių dalykų, kurių tikrai nereikia slėpti ir tai tikrai atsitinka ne iš gero gyvenimo, kad tu nori kažkaip, oi, kaip čia man gerai, kokia aš laiminga, gal aš kažko pavartosiu. Nu, prisigersiu, nes toks laimingas esu, kažkaip noriu taip nusitašyti, nu nebūna. Nu čia po to nebent. Iš gero gyvenimo. Pripratus jau tada norisi. Tada tu prisimeni tą jausmą tokį, kad tau... Taip, čia toksai save apgaulė, bandymas pabėgti, bet jo, aš su ją kalbuosi ir kažkaip tai aš manau, kad jeigu jinai ateityje rūkys gers, tai jinai tą darys tikrai iš to malonumo ir nedažnai, gal taip įvardinčiau. Žinai, kaip būna prie kompanijos kažką, tai aš taip galvočiau, bet kaip ten bus pamatysim, ar yra bandžius, tai irgi nekomentuosiu, nes čia jau gal asmeniškumai tokie jos, ką jinai ten darė, ko nedarė. Bet sakau, toksai turi būti vėl išlaikymas, kad nebauščiau kažkaip, tai nebūtų to. Apskritai, jinai, jeigu kažkas nutikdavo kieme, ten prisidirbdavo su kaimynais, ten vieną kartą vos nepertrenkė draugės, tai bėgdavo pas mane. Ir žino, kad aš tikrai ramiai sureaguosiu, gerai, jūs sveikos, sakau, ar nieko nesulaužėt, nesudaužėt, gerai, čia pakontempliuojam, viską taip sudėliojam, kad visiems būtų gerai. Tai žino, kad tikrai pas mane gaus atsakymą, bet kokiu klausimu atbėgus, o ne kažkokie, nu tai va, jau sakiau, tai tokia nebus. Na tai aš manau, kad jeigu kažkas nutiks ir... Normalu, kad jie pabandys. Nu, ta prasme, geriau dabar tam tikrus dalykus pabando, geriau kai kurių iš vis nebando. Tai yra, bet apie tai mes turim kalbėti ne su paaugliais, o dar iki paauglystės. Ir apie ir alkoholį, ir nikotiną, ir narkotikus. Mes pradedam jau spręsti problemą paauglystėje, kai jiems vienodai, ką mes sakom. Nu, tiesiog, jau tada jų pasiekti yra daug sudėtingiau. Ne? Mes turim tam tikram amžiui. Tu prasme, jeigu nešnekėjai iki paauglystės, nieko negali padaryti, viskas. Tu dukrą turi, ne? Aš 3 turiu, bet... Tai jie 3 rūko dabar, sako, žiūrėk, tėvelis. Aišku, kad tu gali, bet, nu, ta prasme, tai jau bus kitaip. Nu, ta prasme, tai bus kitaip suvokima. Kitaip jau jie... Ne, aš nekėjau, labai gerai, aš džiaugiuosi čia, vat, neprasileidau, aš nekėjau labai stipriai. Taip, bet suvanti tas toksai, aš kaip dukra irgi sakau, žinai, sakau, bus momentas, kai tikrai, nu, bus išbandys ir sakyt. Sakau, mano tau rekomendacija, kai varysi į vakarėlius, nu kada jau ateis laikas ir tu norėsi, 3 kartus negerk nelašo. 3 kartus. Ir pastebėk, kaip atrodo tie, kurie prisigėrė. O tada pagalvok, ar tu nori būti taip. Bet sakau, tik tai šitą padaryk, a daugiau jau kaip tau eisis. Ir jinai va šitą pamoką kaip gerai yra... Kaip noriu taip nusišnekėti. Taip. O kaip šoka. Aš nežinau, kaip bus. Gal kaip tik jinai ir sakys, ir papasakos tada jo, bet jie labai fainai atsipalaidavo ir visa kita. Gal bus ir taip, nežinau. Bet gerai prisimenant, tai aš pati paauglė tam tikrų momentų visiškai nevartoju, aš mačiau girtų, manęs dėl to nežavėjo niekaip prisigerti, tam tikrų, nes aš mačiau, kaip atrodo klaikiai. Taip. Paskui, kai tau jau skauda ir kai tu tampi viduje, tada tu jau nori tą alkoholių viską užliuliuoti ir niekas nesako, būna linksmų akimirkų, mes vaikams ką demonstruojam, kad prisigerus yra linksma, šokt pradedi, dainuot pradedi, fainas darytis. Aišku, kad mes, parodom visą tą dalyką, kad tai yra smagu, kad tai nėra nesmagu. Nu, aš kai negeriu, tai ten smagumo pas mus šeimoje tuo klausimu. Nu, ir aš. Taip, bet aplinkoje, pažiūrėjau, mano vaikas sako, baliui kokiam, susirenka balius, ten va visi. Linksminasi visi. Nesiveždavau vaiko į balius. Jo, kažkaip būdavo, jeigu vakarėlius, kur geria, labai retai, kad aš su vaiku važiuočiau, tiesiog aš nevažiuodavau ir kad ten laksytų vaikas po stalu, čia geria, tai aš nežinau. Mes dalyvaujam ir išvengti negali, bet dabar paauglėnai labai puikiai vardina, sako, bet juokingai jie atrodo.
Savo čia Taip. saugia labai jokingai atrodo, nusakau, va būtent, ar ne? Tai va tas va dalykas, bet nes kada kalbame su vaikais apie šitos dalykus, mes nesakom, tu gingi Dieve, tik to nedaryk. Mes sakom, jeigu pamėginsi, papasakok man, kaip tu jauteisi. Nemoralizuosiu, nesmerksiu, o kalbėkim apie O tai. kai sako, kad jeigu norėsi jau išgerti, tai pirmą su manim. Vat prie manęs. Yra aš esu girdėjus tokį, kad tai jeigu norėsi, aš tau gero nupirksiu kažko, kad ten nesąmonių negertum. Čia yra gerai pasiūlyti vaikui, ne? Ne, nu ta prasme, tu vartosi alkoholį kartu su vaiku. Ne, aš kadangi negerinti, tai man jau Taip, nes tektų tu tiesiog pripažinsi- prigirdi tą vaiką. Taip, tai tiesiog tu pripažinsi, kad gerti yra ok. Nu, ta prasme, vėlgi yra tam tikras amžius, nuo kada tu gali ir tada galėsi įpilti tam vaikui ir kartu išgerti. Nežinau, dabar nuo 21 gal, ar ne? Nu, gert nuo kada gali? 18 gali 18, pirkti tik nuo jo? 20. Ai. Nu tai va, nu tai 18 gali taip, pilt 18. Dar dėdės Jūs- turi prašyti taip. 18. Ar iki 18 jie nebus paragavę, bus paragavę, bet tegul ne su jumis. Tiesiog. Supratau, nes aš girdėjus tokį, Ne. kad... Kas jeigu seko irgi norėsi, nesusukti, žinai, kur Aha. žolės, kad ne, nu žodžiu. Šiaip labai žolė tai yra kažkoks tai blogis dabar. Aš kiek važiuodavau mokyklas, nes būna kalbu apie savo paauglystę, kodėl vatyčias, kai tau skauda, tai aš suprantu, kad žolė yra labai didelė problema mokyklose. Bet nes deklaruojama, kad tai yra gėris, kad tai nieko tokio. Taip, Nu Čia mes dabar patys eina link to, pridarėm. taip, visuomenė Taip, eina kad čia ir... ir nieko... Mes... O tai yra tikrai labai didelis blogis. Aš turiu iš aplinkos Paaugliams žmonių, ypatingai. kur nesusišnekės iš vis. Nes pradžiai sako, žinai, nu, nes ir mokyklose būna, nes jie išeina, nu, tipo parūko, praleidi savo 2 valandas ir grįžti visiškai normaliai. Tavęs, nu, niekaip negali, Taip. nei tavęs, tu net Taip. be jokių grįžti pasiekmių, žinai, tai jiems labai lengva tai daryti, bet dabar iš vis atsirado, nu, veipai su THC, kur iš vis tau yra Eik tu paprasta. savo. To Žinai, nežinojau. va čia šitas, O, pavyzdžiui, dalykas, kaip mes buvom paaugliai, nu, žinai, gerai, žinojom 5 narkotikus, nu, sakykime, kažkoks ten, ne, neįvardinu, bet vieni vienokius, kiti kitokius. Dabar buvo pas mus podcast'e, atėję iš narkotikų ten departamento ten kažkas. Ir žinot, kiek yra oficialių Lietuvoje narkotikų, kurie turi jau koduką, nu, kaip cheminį, nu, kur jau... Aha. Atrodo, virš Nu, maždaug, 200, kaip galvoji? 200 gal, ne? A, juokaujat, Nu, rimtai tai dabar ne, aš jau tai- remiuosi čia nu, atsakymą, bandyk kokį spėt. 100. 600. O, eik tu Va, tai net savo. aš ne. 600 ir virš ten 300. Būčiau sakęs 20. Ir va, ir yra viskas veipuose, supranti, ir jie, pavyzdžiui, nusipirka ten su THC, tipo parūko, bet gaunasi, kad po to, žinai, atveža vaiką ištirti, sako, jam vaidenasi ten 2 savaitės. Ir sako, ką tu darei? Nu, jisai pradžiai nesako, po to aš tokį prieina, ne- kad, aš nu, žolę aš tai parūkiau veipiuką, tipo, nu, su žolės ten, žinai. Ir tada ištiria tą veipiuką, atsinešia ir ten randa 27, pavyzdžiui, narkotikus, kurie yra susimaišę ir visiškai... O. Ir kas yra, tai jie, kas 3 vaikas rūko veipą. Aš turėjau pradinukus, mokinau jos finansinio raštingumo ir ateina pas mane 4-okai ir sakau, kur jūsų verslas? Nu, tipo, kaip jūs dabar uždirbat? Sakau, aš tai važiuodavau ten dėdėjai, žinai, nudažyti ten lentas kažką, žinai. Sako, iš 3-okų veipus atiminėjau ir pardavinėjau. Nes niekam dabar iš negali pirmokų. pasakyti. Nu, iš 1-okų, taip, įsivaizduoji. Aš esu Ir, šalia. ir viskas. Ir nes visi smailiuką rūko. Ir Bet jisai yra tėvų, kurie patys nuperka vaikams Jo. veipus Nes sakė, ir sako, sako, geriau nu- švariai tegul Taip, rūko, taip. žinosiu, ką rūkyti. Čia Tai tas mano pavyzdys, kur girdėjus, Aha. kad geriau pirmai. Bet jį labai naudoja, šitos su veipais labai naudoja. Taip. Taip. O, Tai supratau. čia tas Geras. yra, mes turim su vaikais labai aiškiai turėti poziciją, kad mes namuose to netoleruosime. Mes kalbėsim, bet jeigu tu peržengsi šitą ribą, ar ne, ir jeigu mes susitarėm, kad tu nevartosi alkoholio, ar ne, o tu grįžai Nu, namie būtų pavartojęs keista girtas alkoholį. vaikas. Taip. Kas antrą dieną? Labai. Toksai vaikštas, įstaktas daužasi, tipo. Bet žinot, kai mes nematom vaikų, jie užsidaro ir sakom, tai yra paauglystė, mes ir nematom, ką jie tenais daro. Nes jisai užsidaręs Taip. kambarį. Jisai pats su savim. Jei mano jau brandus, jau paauglys, tai vad kambarį ir sėdi. Aha, Ką jisai ten veikia, kada nueina mėgoti, ką jisai daro. Žiūri, ką daro. Mes ir nežinom. Tai vad, kai mes palaikom ryšį, kai mes sekam, kai mes turim bendras vakarienės ar ne prie stalo, kai mes turim bendrus pokalbius vakarinius, kaip tau sekėsi, apsitarkim, pakalbėkim, mes pastebėsim tokius. Taip, visą laiką pasimato. Tai vaikas gali grįžti, jau matosi, nu, bet aš bendrauju, tai matosi. Taip. Turiu dar 45 klausimus ir žiūriu, kad man čia reiktų 2-3 podcastų su jumis, tai aš labai dar į Instagramą, kad nepaveščiau žmonių, kurie kažką norėjo paklausti, tai bent jau kažką iš jų. Tau yra, koks dukros poelgis yra išmušęs tavo pozityvumą?
Tai daug poilgių Yra daug. yra išmušę mano pozityvumą. Dėl to, kad jinai arčiausiai mano širdies ir turbūt kas gali mane išvaryti, taip kad, tai tikrai tik jinai turbūt labiausiai. Nežinau, labai daug apskritai poilgių nuo pat vaikystės. Okay. Normalu. Taip, normaliai, aš esu normalus žmogus, o tas pozityvumas nėra, kad, kur reikia į vidų, negalima. Tai tikrai aš nesu ta, aišku, aš nesu mušus ir riekus ant vaiko, kažkaip man tas, tiesiog, Milė būna, kažkas ant jos pakelia balsą, tai nelabai supranta, tipo, kas čia vyksta. Nes aš nesu riekus, gal aš kitaip ten sakau, gerai, sakau, man reikia biškį nusiraminti. Bet mane tai sukrečia iš vidaus, tai yra apskritai turbūt daug, kur matai, kad suklys kažkas, tai su savim dirbi, jau išmuša tave, bet tu su savim tvarkaisi, kad vaikas turi patirti tam tikrus dalykus. Bet sunku paskui vaikam gyventi, aš per savo irgi prizmę, mes nerėkaujam ant vaikų ir paskui jiems labai sunku suvokti, kaip kitiems yra norma, kai kiti rėkia. Aha. Dabar jinai jau viskas gerai, nes jai yra beveik 14 metų. Aš džiaugiuosi, kad taip yra. Aš galvoju, tegul jie stebisi ir visą gyvenimą, kad rėkti nėra norma. Bet dabar, žinokit, jau nėra, kad stebisi. Anksčiau būdavo anksčiau būdavo dar, bet kadangi vis tiek supa visuomenė, ten, sakykime, kažkas rėkia, ten draugai, tai jau normaliu, bet anksčiau būdavo tai kažkoks kaip į monstrą, atsisuka, tipo, čia ant manęs. Tai būdavo keistai. Jūratė, paauglių savižala. Čia kalba ne tik apie kūno pjaustymą, bet ir apie spuogų žaizdų nukrapštymą iki negyjančių žaizdų. Kadangi paaugliai slepia savo savižalą, kaip galima, kažkaip jų, žinai, neįskaudinant ar prieit prie jų, kad jie tuo pasidalintų ar... Va čia, aš kaip sakau, lengviau, kai paauglys rėkia ir būna piktas ir ant visų daužosi ir muša, tai aš, kad ir kaip žiauriai beskambėtų, bet aš viduje visą laiką sakau, bent jau išorė, bent jau išrėkia, bent jau išjaučia. Bet kai tu negali savo jausmų parodyti išorę ir tu turi nuolat būti tobulas, kai tu nuolat turi būti patogus, kad niekam tavo jausmai yra neįdomu, tai visi tavo jausmai tau skauda. Tau taip skauda, kad tu nori, kad tau skaudėtų fiziškai. Kad tau fiziškai skaudėtų. Tada tu žaloji save. Kai kada, jeigu mes pastebėtumėm, jie pradžioj netgi mums parodo tam tikrais ženklais. Pavyzdžiui, jeigu jie žaloja kojas tam tikrose vietose, jie niekad nežalos matomose vietose. Nežalos. Jie darys taip, kad nematytum, arba čia užsidės paskui tą, ką reikia, ar ne, čia viską užsidės. Bet tam tikrais momentais jie parodo, neslėpdami ir žiūri mūsų reakciją. Ir jeigu mes pradedam rėkti, šaukti, ten sakyti, ką tu čia, išprotėjai, čia dabar vešiu pas psichiatrą, tave gydyti reikia. Taip, tai tada pačiam reikia pasigydyti. Tai yra šokas, tai yra baimė, didžiulė baimė, nes vaikas pradeda žaloti save į savižalą. Mes tada kreipkimės pagalbos, ieškokime psichologo, ar ne, jeigu patys nesugebam leisti vaikui išsikalbėti. Ir tai reiškia, kad jau dabar gali būti tam vaikui ir sunku išsikalbėti. Bet tas vaikas turi kažkam išsipasakoti tai, ką jaučia, nes tada tie paaugliai tiesiog pajaučia didesnį malonumą jausti tą skausmą, nei kalbėtis. Nes jie kalbėtis nebemoka. O čia yra baisiau. O pavyzdžiui, kad jie kalbėtos, tai turbūt yra jau psichoterapeuto ar ne darbas, nes artima aplinka jau jo neprakalbinti. Jeigu iki tiek neprakalbėjo, ar ne? Jeigu tiek laiko tu nekalbėjai ir neatsivėri ir netautas, tai bus sunkiau. Aišku, įmanoma, galite eiti kartu. Tuosi aš sakau, ir labai geros terapijos yra. O jei jau paauglys, jau jisai gali savo nuomonę turėti ir sakys, neįsiu. Gali, bet tada mes jau skiriam, kad man yra neramu. Raskite žmogų autoritetą. Paauglys bet kuriuo atveju vis tiek turi suaugusį autoritetą. Jis turi. Jeigu mes gerai prisiminsim, įsiklausysim, apie ką jis yra kalbėjęs, arba prie kurio žmogaus jautėsi geriausiai, ar ne? Arba patys žinom, kad tas žmogus, mūsų galbūt net draugas, autoritetas, ir sakom, būk geras, kalbėk su mano vaiku, ne? Tiesiog, be moralo. Ir jeigu turim šalia tokį žmogų, prašom kito žmogaus pagalbos. Tiesiog, suaugusio žmogaus, kuris galėtų padėti, pakalbėti su tuo vaiku ir nukreipti, kad, aš sakau, mes dirbam labai daug dalykų ir sakom, kad jau ta psichinė sveikata labai svarbu rūpintis. Net dabartinė karta paauglių į psichologą vis dar nežiūri patogiai. Vis dar žiūri kaip į
psichiškai nestabilu, jeigu aš esu kažkaip tai psichiškai nestabilus, tada man reikia psichologo. Mes dar nepersilaužėm. Atrodo, taip, tai man būtų kažkaip tai normalu. gal aplinka mano tokia, kad labai palankiai žiūri ir kažkaip tai, geras, kaip smagu, Taip, čia mūsų aplinka. Bet pažiūrėkit, netgi mokyklose, kada sakom, tu eik pas psichologą. Kada? Kai elgiesi netinkamai. Taip. Kai esi kažkoks kaip pasiekmė kažkokia. Tada aš tave siūsiu pas socialinį darbuotoją, siūsiu pas psichologą. Ne dėl to, kad tau būtų nori apie jausmus, pavyzdžiui, pašnekėti. Turėtų toks tiesiog nueiti. Šiaip iš vis turėtų būti netgi mokyklose ta tokia higiena, kad mokytojai patys nuskanuoja vaikus, kuriems reikalinga psichologo pagalba. Tu matai arba vis tiek gal 10 minučių su kiekvienu pasikalbėti. Neturės tiek laiko, arba mes turime labai daug, pradėkime nuo mokesčių, kad būtų iš ko mokėti psichologams ir mokykloje tada dirbtų atitinkamas kiekis psichologų, ar ne? Nes vienas psichologas padėk visiems ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams. Tai yra nerealu. Plius pažiūrėkim, kokius atlyginimus jie gauna. Mokytojai ir dar čia, ten mokykloje dar vis tiek turbūt prioritetas mokyklai mokytojai, ne psichologas. Kas psichologas mokytojai? Ne, prioritetas mokyklai mokytojas yra, tik po to turbūt psichologas. Taip. Ir dar ir rast psichologą nėra irgi taip lengva. Čia mes turime labai daug tų problemų ir dėl to, jūs gyvenat irgi tam rožiniam burbulę. Aš kaip sakau, aš irgi gyvenu rožinėje aplinkoje, man patinka joje gyventi, man ten yra gera, mano vaikai irgi pakankamai. Bet kai tu važiuoji į mokyklas, kai tu kalbiesi, kai tu girdi, tu suvoki, kad tai yra tik tavo burbulas ir tavo suvokimas, kad Lietuvoje dar to taip nėra ir nežinau, kada dar tai bus. Taip. Aišku, kad tai apie ką tu, tai tavo aplinka irgi pagal tai formuojasi ir turbūt tai yra normalu, kad neisi dabar kažkur ten, kur... Tu matai pasaulį per savo akis ir tau atrodo, kad visi žmonės tokie yra. Nebūtinai atrodo, kad visi žmonės tokie, tiesiog tavo artima aplinka yra ta, nes tu susiformuoji ją pats. Gerai, 2 paskutiniai. 12 metų penktokas, skaityti ir skaičiuoti jau moku, kodėl turiu eiti į mokyklą, kaip motyvuoti paauglį. Bet čia yra normalu, 13 metų, kada keičiasi labai stipriai smegenis ir mes akcentuojam, į mokyklą eisi išmokti skaičiuoti ir skaityti. Jūs paklausykit, ką mes kalbam pirmokams, kodėl jie turi eiti į mokyklą, kad išmoktų skaičiuoti ir skaityti. Išmoko. Ko toliau tenais eiti? Kai mes pakeisim požiūrį, kad į mokyklą vaikas eina ne tik tai mokytis akademijos, jis eina mokytis gyvenimo, jis eina mokytis bendrauti, susiduria su iššūkiais, jis susiduria su galios pozicijom, su manipulacijom, su mokėjimu užduoti klausimą, su mokėjimu atsakyti į klausimą, mokytis viešo kalbėjimo, išreikšti nuomonę, surinkti informaciją ir taip toliau. Tu mokaisi labai daug dalykų. Jei mes akcentuojam, kad į mokyklą eini gauti pažymį, taip, išmoksime tą, tai jie tikrai turės milijoną argumentų, kodėl ten nereikia ir jie bus teisūs, realiai. Kai mes pradedam pakeisti požiūrį, kas yra mokykla ir ką ten darai, paklauskim, o ką tu veiksi visą dieną? Galų gale mokykla yra užimtumo centras. Ką jūs vaikai veiktų neįdami mokyklą? Realiai pagalvokit. Tai yra užimtumo centras. Tai ne tik, kad, mokaisi, tu dar, saugiai žinai, kur yra tavo vaikas. Tai šiandien sužinojau taip, kad nieko nereikia su tais paaugliais daryti, reikia daryti viską su tėvais, su savim pačiu ir tada turbūt viskas... Bet ir tai daryti reikia ir su paaugliais, nes po to irgi negerai. Taip, yra, bet kai tu darai su savim, pradedi turbūt ir su... Tai reiškia, ne tik, kad darau vien tik tai su savim, ar sakau, tu paskui su savim pasidarysi. Nes aš dabar, nes su manimi niekas nedarė, dabar aš jau darausi, tada užauksi, pasidarysi. Taip, ne, kartu, aukim kartu. Kartu. Ir žodžiu... Man dabar supranti, sproginėja, kiek aš čia viską, jau naujų lapų šiandien trauksiu, kiek čia visko darysiu, savo prisirašysiu, bet 1,5 valandos, taip, paukšt. Ir tikrai dar būtų ką paklausti, pasakyti, bet už tiek labai noriu padėkoti, nes tikrai pasidalino tiek dalykų, kad šita 85 serija bus labai naudinga visiems būsimiems paauglių tėvams, esamiems ir ne tik paauglių, turbūt ir mums patiems, ir paaugliams galbūt pažiūrėjus, biški suprasti. Tai labai ačiū, Laima, ačiū Jūratė. Galiu paskutinį patarimą. Visų, net ir vaikų, ir paauglių, nesvarbu tėvams, pradėkit rytą pozityviai,
nuo šypsenos vaikus, išbučiuokit, nesvarbu, kiek jiems yra metų, pažadinkit švelniai, glostydami su šypsena, su muzika, su pozityvumu, nesusinervinant, kai jie neatsikelia ir neklauso, jūs šypsokite, suteikite ir einant miegoti, visą laiką eikit susitaikę su apkabinimu ir pasakymu, aš labai labai tave myliu. Kaip gražu. Labai gražu. Tai aš tyliu tiesiog. Ačiū. Ačiū, kad buvo. Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.